Skambino matematika man į mobiliaką, kai vėlai norėjo manęs. Dabar mes žinom, kad yra du telefonai. Tai vienas fiksuoto ryšio ir vienas mobilaus ryšio. Mums reikia apskaičiuoti, kad per valandą suskambės bent vienas telefonas. Tai ką mums reikia padaryti, tai basically paskaičiuoti tikimybę, kada nesuskambės nei vienas telefonas. Priešinga tikimybė būtų mums, kad suskambės bent vienas telefonas, kad nesuskambės nei vienas telefonas. Tai būtų padaryti daug lengviau, nes taip mes padarytume tiesiog sudauginami tikimybę, kad nesuskambės pirmas telefonas ir antras. Tai reiškia, jei nori pradėti ruoštis VB jau dabar, korepa.lt, linki BA. Kad mobiliojo ryšio nesuskambės telefonas tikimybė bus 0,2, tiesiog 1 minus 0,8, o fiksuoto ryšio bus 0,25. Tai jei mes norim dabar paskaičiuoti tikimybę, kad suskambės bent vienas telefonas, tai bus tiesiog 1, priešinga tikimybė, tai 1 minus, kad nesuskambės nei vienas, tai bus 0,2 per 0,25. Ir tai būtų pas mus tiesiog 0,95.